Na ką, sveiki draugai, alternatyvos mėgėjai. Tu ką, šiandien trečiadienis. Važiuoju iš Šiaulių namo, turėjau biškį reikalų. Reikia teisės pasikeisti. Tai buvo regitra visą pastrigusi, ten tie kompiuteriai, kas ten. Nu, žodžiu, užtrukau ilgai Šiauliuose, nors tiek neplanavau užtrukti. Bet bevažiuojant kilo tokia mintis. Nežinau, gal žinot, nežinot daugumą. Pas mus Akmenės rajone, pavyzdžiui, labai daug vėjo jėgainių pradėjo statyti. Labai daug, tiesiog, galėčiau taip pasakyti. Ir dabar kaip tik važiuosim pro tas vėjo jėgainės ir galim pasižiūrėti, kaip jos atrodo, nors oras toks velniai žino. Vakar lyg ir šilta, tikras pavasaris buvo, šiandien vėl lietus. Ką čia rodo mums temperatūra laukia? 10 laipsnių, nu koks čia pavasaris, neįkert aš. Nu, bet ne apie tai. Tai va, privažiuosim prie tų jėgainių, biškį pasižiūrėsim, bandysim maždaug suskaičiuoti, kiek čia jų jau pastatyta yra. Nu, statosi jie dabar, gal kokių 2 metų bėgyje čia viskas statosi. Ir link miesto žiūriu jau daugiau jų darosi. Tai šiaip man įdomu, vis tiek mano tema, kaip sakant. Aišku, dėl to elektrą nemanau, kad atpigs. Tai žiūrėkim, kad dar nepabrangtų. O patys kaip vėjo jėgainės, va šiandien turbūt tie saulės parkai mažiau gamina elektros. Ir žiūriu, beveik visos jėgainės sukasi, beveik visos. Matyt, yra poreikis didesnis tokių oro ir vėjo jėgainės palaiko tą sistemą. Dar kokį turiu pastebėjimą, kad šiemet kažkaip keistai vėjų daugiau pavasarį. Nežinau, kažkaip įdomiai. Lygtais praeitais metais tiek nebuvo tų vėjų, bet šiemet tai, sakyčiau, tikrai daug tų vėjų. Ir va, kaip šiandien, saulutės mažai, aišku, vėjo generatorius gelbėtų. Bet generatoriai, kaip sakant, yra, bet jie keliaus į sodybą ir tam sodį aš tikrai nebestatysiu. Tai va, taip apie generatorių temą tokia bevažiuojant kilo, sakau, pasidalinsiu savo mintimis. Ir tuoj, va, jau netoli tų vėjo jėgainių esu. Tai privažiuosim prie jų biškį arčiau, jeigu bus galimybė. Pafilmuosiu truputį, parodysiu, kokią mastą jėgainės čia yra. Didžiulės iš tikrųjų. Tai okei, lekiu link jėgainių, pafilmuosiu. Nu, artėjam link jėgainių. Dabar nepamenu, kur čia keliukas, lygtais čia pasukti reikia. Čia yra naujas žvyrkelis kažkoks, matau, padarytas. Greičiausiai, kad bus pro čia. Gerai, bandom važiuoti, patruputį privažiuosiu, įjungsiu. Rapsai žydė. Gražu. O, gražuolės jėgainės kokios sukasi. O, užgė saulę. Bandau privažiuoti arčiau tada. Na ką jau, prie pat visai atvažiavom, hebra. Tai prieisim prie pačią bokštą. Taip, bėgi vėl, kad neužgėščiau. Žvėris. Ką čia rašo? Per langą nesimato. Vėjo parkai. Akmenės rajone Kruopių seniūnijos statybos projektas. Atvažiavom. Žvėris. Gerai, einam link, pažiūrėsim. Na ką, draugai, atvažiavom prie bokštą. Nežinau, girdisi ar ne. Laukit, jaučiu, užgesinsiu pirmą mašiną.
Jo, va toks bokštas. Girdisi, kaip generatorius tikrai sukasi viduj ten. O jau sparnų dėdis tai neina išpasakoti. O, tai kiek jų čia dar stovi. Pilna, pilna. Ten į horizontą žiūrint. Ten stovi. Paskui ten stovi, nesimato, toliau pravažiavau. Va ten stovi dar, va matot. Čia pilna, jų pilna. Žvėris. Einam, pažiūrėsim, kokią dydžią pamatas stovi. Toks va pamatas. Neįsivaizduoju, kiek čia pakūpų betono. Ar štai kokie stovi su plasmasėm uždengta. O, kiek vandens bėga nuo jėgainės. Iš šono čia. Iš pačio viršaus kujarina. Ir va čia leidžia sundu į apačią. Nežinau, priliesiu kamerą, ar girdis, ar ne? Čia va toks įėjimas yra į bokštą. Laiptai. Jo, kai čia esi prie pat jėgainės, po jėgainės apačią, tai toks jaučiasi tokia jėga didžiulė, kaip sakant. Jėga, chebra. Prisartin biškutį. Menės parkas. Malūnų. Kur tas pavasaris mūsų, neaišku. Eina mašina, šalta. Tai ką, draugai, šiandien toks video. Neilgas, bet kaip sakant, dar va vis tebesu prie parko jėgainių, tai pasidomėjau, biškį pasiskaitinėjau. Tai Akmenės rajone yra apie 400 megavatvalandžių jėgainių parkas. Ar toks planuojamas, ar toks jau padarytas, aš ten tokį straipsnį pasižiūrėjau. Tai tik iš tikrųjų daug. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad tokie dalykai yra vystomi. Ir kad jie daromi iš tikrųjų, kuo didesnė nepriklausomybė Lietuvos būtų nuo, kaip sakant, mūsų kaimynų, neminėsiu pavadinimų. Ir valstybės pavadinimų. Kuo daugiau ir patys darykit žmonės, kuo daugiau saulės modulių dėkitės, jeigu yra galimybės vėją pasidarykit. Link to einu ir aš, ir mano kanalas, taip vadinasi Nepriklausomas gyvenimas LT. Tai tame kanale stengiuosi didžiąją dalį savo video tokius ir dėti, kad nepriklausomybę, kaip darau, kaip pasidaryti, rekomenduoju visiems, patariu ir visa kita. Kam patiko šitas video, dėkit like, ačiū už tai, kad pažiūrėjot. Būtinai pakomentuokit, ką nors, būsiu dėkingas, atrašysiu, pabendraukim YouTube'e. Ir sėkmės visiems!